leidžia dėjai veikti Brazilijoje ir sukelia paniką Lulai Planalto rūmose, nes Vašingtonas atidarė frontą, kurį Brazilijos vyriausybė bandė sulaikyti kiek galėjo. Kova su PCC ir komanda Vermelio išėjo iš vidaus viešojo saugumo diskusijų ir pateko į JAV kovos su narkotikais sistemos akiratį. Turėdama galę sekti pinigus, blokuoti turtą, sugretinti informaciją, spausti bankus ir taikytis į veikėjus, kurie naudoja Braziliją kaip tarptautinio nusikalstamumo platformą. Šio penktadienio 2026 m. gegužės 29 rytą Brazilija pabunda su didžiule politinė problema. Trumpas nelaukia, kol Lula perims žaidimo kontrolę. Marco Rubio padėjo įspėjimą ant stalo, o DEA dabar turi daugiau galimybių veikti, bendradarbiaujant žvalgyboje ir tyrimuose prieš su narkotikų priekyba susijusius tinklus. Kas dabar sustabdys šią pažangą? Kodėl Planalto sureagavo su baime? Kaip Lula paaiškins, kad kovoja su nusikalstamumu, tuo pačiu bandydama stabdyti amerikiečių pagalbą? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesioginis ir be užuolankų turinys, apsvarsty galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Vašingtono sprendimas nereiškia, kad užsienio agentai vadovaus federaliniai policijai Brazilijoje, bet reiškia kažką, kas Planalto gazdina dar labiau. Jungtinės valstijos pradeda laikyti dvi didžiausias Brazilijos grupuotės tarptautinio saugumo grėsme. Tai pakeičia tyrimų svarbą, požiūrį į šių tinklų pinigus ir bendravimą su bankais, uostais, oro uostais bei operatoriais, kurie pasirodo įtartinuose maršrutuose. DEA jau veikia už Amerikos teritorijos ribų per regioninius biurus, įrodymų apsikeitimą, žvalgybą, mokymus ir dvišalius tyrimus. Dabar Brazilija įsitraukia į šią diskusiją dėl tiesioginio Vašingtono dėmesio. Naujiena yra praktinis poveikis kovos su narkotikų priekyba struktūrai. Donaldas Trumpas atvėrė politinį kelią, kad Amerikos kovos su narkotikais agentūra darytų spaudimą ten, kur Lula vyriausybė bandė sumažinti įtampą. DEA nereikia pasirodyti gatvėse su sirenomis, kad padarytų žalos. Ji veikia su pinigais, maršrutais, bendradarbiavimo prašymais, duomenų bazėmis, vardais, kurie cirkuliuoja už Brazilijos ribų ir ryšiais su tinklais, kurie gabena narkotikus į tarptautinės rinkas. Brazilijos prezidentūra jaučia smūgį, nes Lula ir jos sąjungininkų reakcija neprasidėjo šventimu prieš PCC ir komando Vermelho. Viskas prasidėjo nuo baimės dėl intervencijos, kritikos dėl suvereniteto ir bandymo parodyti Vašingtoną kaip problemą. Čia dešinieji ir randa politinių argumentų. Kai vyriausybė labiau rūpinasi skųstis amerikiečių spaudimu, nei džiaugtis priemonė prieš grupuotės, kurios valdo teritorijas, plauna pinigus ir meta iššūkį valstybei, visuomenės nuomonė tampa pražūtinga. Donaldas Trumpas atrodo kaip tas, kuris stiprina spaudimą. Lulas atrodo kaip tas, kuris bando paaiškinti, kodėl toks spaudimas būtų pavojingas. Marcas Rubijus pareiškė, kad Brazilijos organizacijos yra tarp pačių smurtiniausių Brazilijoje. Jų tinklai išsiplečia po visą regioną ir pasiekia Jungtines valstijas. Žinutė paprasta. Jei narkotikai kerta sieną, jei pinigai eina per banką, jei operatorius keliauja, jei fiktyvi įmonė perveda lėšas nepastebimai, problema jau nebėra vien Brazilijos problema. Nusikalstamumas tampa tarptautinis. Ir Donaldas Trumpas nusprendė taip pat internacionalizuoti atsaką. Lula bandė palaikyti tezę, kad kova su gaujomis turi būti sprendžiama tik Brazilijos vyriausybės. Ši frazė atrodo tinkama kalbai nuo tribūnos, tačiau ji praranda svorį, kai pilietis pažvelgia į Rio de Žaneirą, San Paulą, pasienį, kalėjimus, uostus ir bendruomenės, kuriuose paralelinė valdžia diktuoja taisyklės. Jei Brazilijos valstybė būtų išsprendusi šią problemą viena, Vašingtonas nebūtų radęs tiek politinės erdvės įsitraukti į šią diskusiją su tokia jėga. Celso Morimas bandė sukurti avarinį sprendimą. Jis pripažina bendradarbiavimo svarbą tokiose srityse, kaip pinigų plovimas ir ginklų kontrabanda, tačiau atmetė bet kokį šios priemonės naudojimą kaip pretekstą užsienio intervencijai. Šis pasisakymas parodo, kokį didelį nepatogumą jaučia vyriausybė. Planalto žino, kad negalima atvirai sakyti, jog yra prieš bendradarbiavimą kovojant su narkotikais, bet taip pat nenori atiduoti Trumpui simbolio, kad būtent Baltieji rūmai ėmėsi griežčiausios iniciatyvos prieš didžiausias Brazilijos grupuotės. DEA įsitraukimas į šį žaidimą visų pirma nukreiptas į grupuočių finansus.
Naujausi tyrimai Brazilijoje jau atskleidė sukčiavimo tinklus, pinigų plovimą, įmonės naudojamas kaip priedanga ir paralelinės finansinės struktūras susijusias su nusikalstamumu. Brazilijos valdžios institucijos nustatė įtariamas fintech įmonės, kurios 2022-2021 metais galėjo pervesti apie 26 milijardus realų. Šis skaičius padeda paaiškinti, kodėl amerikiečių iniciatyva kelia nerimą. Mes kalbame ne tik apie narkotikų pardavimo vietas, ginklus favelose ar teritorijų kovas. Mes kalbame apie pinigus cirkuliuojančius finansų sistemoje, degalus, priekybą, įmonės ir transportą. Operatorius, kuris naudoja sąskaitą už Brazilijos ribų, gali tapti taikiniu. Tarpininkas, kuris keliauja į Jungtines valstijas, gali būti neįleistas. Bankas, kuris susiduria su įtartinomis lėšomis, gali būti priverstas jas užblokuoti ir apie tai pranešti. Įmonė, kuri pasirodo susijusi su nusikalstamu tinklu, gali prarasti prieigą prie verslo ir kreditų. Baimė planauto taip pat yra susijusi su rinkimais. Flavijas Bolsonaras lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kalbėjosi su Trumpu ir pareiškė, kad paprašė griežtos pozicijos prieš PCC ir komando Vermelho. Po kelių dienų Vašingtonas paskelbė šią priemonę. Dešiniesiems vaizdas yra aiškus. Kol Lula kalbėjo apie kišimosi riziką, Flavijas pasirodė ginantis teismą. Su Jungtinėmis valstijomis, Europa, Izraeliu ir Argentina, kad kovotų su grupuotėmis, kurios jau tapo tarptautinė problema. Vyriausybė gali bandyti tai vadinti politiniu išnaudojimu, bet viešasis saugumas jau yra pagrindinė tema milijonams brazilų, kurie gyvena baimėje ir mato, kaip nusikalstamumas auga. Nuo 2026 metų birželio 5 dienos situacija tampa dar jautresnė, nes pripažinimas užsienio teroristinė organizacija pradeda galioti JAV sistemoje. Tai padidina teisinę riziką tiems, kurie teiks paramą, perves lėšas, palengvins sandorius ar tarpininkaus šioms grupuotėms. Ši sankcija galioja pagal Amerikos įstatymus, Amerikos bankuose, vizose, sąrašuose ir tyrimuose, kurie peržengė sienas. Tiems, kurie manė, kad PCC ir komanda Vermelho galima laikyti tik vietinę problemą, Donaldas Trumpas pavertė tai tarptautiniu klausimu. Lulos vyriausybė atsidūrė spąstuose, nes bet kokia perdėta reakcija gali atrodyti kaip netiesioginė gaujų gynyba. Nėra patogaus atsakymo, kai Baltieji rūmai užima erdvę, kurią paliko atvira Brazilija. Donaldas Trumpas tai suprato. DEA tampa techniniu šios sistemos elementu, tačiau poveikis yra politinis. Luizui Inacijui Lulai da Silvai tai sugriauna bandymą šį klausimą laikyti tik vidiniu Brazilijos debatu. Donaldui Trumpui tai yra galios demonstravimas. Parodyti, kad kai nusikaltimas peržengė sieną, Vašingtonas peržengė biurokratiją. Dabar Brazilijos prezidentūra turės pasirinkti – bendradarbiauti su puolimu, kurio nekontroliuoja, arba priešintis jam ir sumokėti politinę kainą. Federalinė policija, Teisingumo ministerija, Brazilijos užsienio reikalų ministerija ir diplomatinis aparatas turės susidoroti su prašymais, įspėjimais, informacija ir spaudimu, kuris tik didės. Kitas žingsnis gali būti vardų įtraukimas, pavyzdžiui, Lula susitikti, Lulos vardas, kad deportacijos, įspėjimai bankams, bendros operacijos ir didesnis spaudimas maršrutams, kuriais naudojasi narkotikų prekeiviai. Liūla, bankams, bendros operacijos ir didesnis spaudimas maršrutams, kuriuos naudoja narkotikų kontrabandą. Aš esu Nilsonas Alvesas, Global, ir mano tikslas yra tave informuoti pirmiausia, susitikti kaip internacionalistas, ir mano tikslas yra tave informuoti tiesa. Tiesa kiekvieną dieną. Liulos, prezidento nuorodos. Gražiai parodyta. Liula susitikti su prezidentu. Pamėgk šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad būtum dar labiau įsitraukęs į bendruomenę. Liula, pirmiausia, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad būtum dar labiau įsitraukęs į bendruomenę kartu su Alvesu.